Nu ką, sveiki visi. Aš jau gaunu milijoną žinučių, kur jūs esat, kada bus laivas, kodėl neprisijungėt, kur čia man eiti. Ilona, į debesis einam, nu žodžiu, biškai turėjom tokių techninių nesklandumų, bet ačiū Dievui, kad mes nepasidavėm ir prisijungiam, nes labai norim pasidalinti. Ilona sako, aš taip ruošiausi, aš taip noriu papasakoti. Tai, bet kaip yra svarbu nepasiduoti, ne? Ir atiduoti tą gerąją žinią. Tai galite pakomentuoti, ar viskas gerai matosi, ar viską labai gerai girdit. Rasa jau rašo, labas. Sveiki, sveiki. Tai labai trumpai tikriausiai prisistatysime. Aš esu Giedrė, esu jau 14 metų Neolife konsultantė ir labai džiaugiuosi, kad galiu žmonėm padėti pastiprinti savo sveikatą. Ir mūsų aplinkoje yra labai nuostabus žmogus, kurį labai norėjau pakalbinti gyvai, kad ir jūs išgirstumėte apie ją. Tai va, Ilona, trumpai noriu, kad tu prisistatytum ir visus savo titulus išpasakotum. Nu, žinai, kaip kosmetologija jau kiek tu ten esi metų, kodėl tu vykdai tą veiklą ir kas tave čia veža labai. Tai laba diena visiems. Tikrai turėjome iššūkių. Ne faktas, kad aš nedingsiu iš eterio, jeigu man kas paskambins. Tai, kaip Giedrė sakė, aš esu Ilona Šakinienė. 25 metai dirbu kosmetologė ir kokį turbūt jau 15-16 metų šalia esu ir Neolife konsultantė. Abiem savo veiklom labai džiaugiuosi ir tikrai gyvenu tokį gyvenimą, žinot, kaip sako, susirask mėgstamą darbą arba mėgiamą veiklą ir tau niekada nereikės dirbti. Tai taip aš ir gyvenu, aš nedirbu, aš mėgaujuosi tuom, ką darau. Ir kosmetologijoje pas mane ant durų kabo sveiko grožio filosofija. Kodėl atsirado šita lentelė? Galbūt dėl to, kad, žinot, kuo daugiau mokaisi, tuo daugiau sužinai, tada tampi dar atsargesnis, tada pradedi žiūrėti, kad tik nepakenkti klientui, nepakenkti žmogui ir imiesi tokių procedūrų, tokių produktų, kurie yra saugus ir kurie žmogų sveikatina. Tai ta sveiko grožio filosofija šiandieną yra apie tai ir šalia kosmetologinių procedūrų. Šalia to, ką aš esu atradus, ką esu atrinkusi, labai puikiai telpa mano lentynose ir Neolife produktai. Žinoma, labiausia tai maistinės medžiagos, maistinių medžiagų koncentratai. Tai va tiek trumpai apie savo darbus. Bet tu labai fainiai įvardinai, nepakenkti žmogui. Nu tai tu čia jau kaip to Hipokrato priesaika, ne, vadovaujasi. Ir tikrai užeikite Facebook'e, yra tavo puslapis sveiko grožio filosofija. Ir man labai patinka tavo pats požiūris į tą grožį, koksai jisai turi būti, kaip tai turi atsispindėti, ne? Ir kaip ten sako Coco Chanel, ne? Kad tu turi atrodyti taip, kaip ne 30, kaip ten tu atrodai, bet 40 kaip nusipelniai. Kažkaip kaip dirbai, kaip nusipelniai, taip, jau 40 plus yra tai, apie tai. Gal truputėlį gali pasakyti tą sampratą, sveiko grožio filosofija. Kas yra tas sveikas grožis? Kad jau, mes suprantu, matom daug socialinėje erdvėje, kaip jau iš kito išprotėjimo lygis yra aukštas, bet kas yra tas sveikas grožis? Žinot, kai aš pasitinku savo klientę, kuri ateina pas mane pirmą kartą, aš nuskanuoju ne tik jos veido odą. Mano akis pamato klientės akis, pamato jos laikyseną ir aš jau galiu įvertinti netgi, sakykime, iš dalies ir tą psichologinę, emocinę jos būseną. O kas yra gražus žmogus? Gražus žmogus yra tada, kai jis yra sveikas. Nes kai žmogus yra sveikas, jisai šypsosi, džiaugiasi, jis iš tikro gyvena pagal paskirtį, ar ne, šitam pasaulyje, būti sveiku kūrėju. Ir
žmogus yra gražus tik tai tada, kai yra sveikas. O kadangi nuo mano klientės vis tik yra daugiau moteris, didžioji dalis procentaliai ir ne moteris, tai per tiek metų, tuos 25 metus, aš jau matau ir tą jų psichologinę, psichoemocinę būseną. Ir mes tada kalbam apie viską. Mes kalbam ne tik apie tai, kokią procedūrą šiandieną mes darysim, ne apie tai, kokiu greituoju būdu atsigulus ant kušetės patapti kažkokiu 20 metų jaunesniu žmogum. Pas mane yra procedūros ir vizitai ne apie tai. Pas mane yra apie tai, kaip mes galim subalansuoti, nuimti stresą, kuris išmuša iš pusiausvyros hormonus ir tame lekiančiam, bėgančiam pasauliu žmogui darosi, norint viską suspėti, darosi vis sunkiau ir sunkiau. Tai aš nesu prieš tą greitą grožį, kuris jau šitam pasauliu irgi koja kojon eina šalia sveiko grožio, bet vis tiek mūsų oda yra vizitinė kortelė ir ji turi švytėti. Ir mūsų darbas, kosmetologų darbas, yra prevencija. Užkirsti kelią stresui, reguliuoti hormonus ir tuo pačiu veikti odos paviršių. Super. Šiaip, kas norite, galite komentaruose užduoti Ilonai klausimą, galbūt susijusi su grožiu, bet pagrindinis mūsų laivo klausimas yra top 3 vitaminai odai. Aš suprantu, su kosmetika tai ateina žmogus pas tave, tikrai tu pritaikė tai, ko jam reikia šiuo metu labiausiai, bet kalbant apie tą papildymą iš vidaus, kas yra tie top 3 patys svarbiausi kiekvienam, galbūt galima netgi juos pritaikyti? Kai aš pamačiau šitą klausimą, nusišypsojau ir galvojau, žinai, į tuos top 3 po 10 produktų, top 1 10 produktų, top 2 10 produktų ir top 3 10 produktų. Bet jeigu šiai dienai, šios dienos laivo ir ne tam trumpam laikui, kokį mes turim, tai produktas numeris 1 visiems be išimties būtų omega 3 riebiosios rūgštys. Jų mums trūksta visiems ir visada, mes su maistu pakankamai omega 3 negaunam ir tai yra bene svarbiausias produktas nuo iki. Pavyzdžiui, pas mane ateina, sakykime, jauno amžiaus mergina su akne. Tai jeigu tai yra uždegimas, pirmiausia, ką aš patariu, vartoti omega 3. Žinot, labai dažnai netgi būna toks variantas, ypač moksleivės, studentės, egzaminai, sesijos, visas tas įtemptas gyvenimo būdas. Aš klausiu, netgi suvartojus 1 buteliuką omega 3, ar tu ką nors pajutai, ar kažką kitaip pajutai. Taip sako, jau nekalbant apie uždegiminius procesus, kurie sumažėjo veide akivaizdžiai. Merginos dažnai pasako, kad šalutinis dar poveikis yra ramybė. Aš nebestresuoju. O jeigu nebestresuoju, neišsiderina mano hormoninė sistema, organizmas nelinkęs yra į uždegimą, odoje uždegimas yra lygiai toks pat kaip ir viduje ir automatiškai mes turime geresnį rezultatą. Jeigu ne akne, o ateina pas mane, pavyzdžiui, jauna mama, ten kokius 2-3 vaikus auginanti, dar bandanti ir karjerą daryti, ar ne, apie 40 metų. Ir oda papilkėjusi, nuovargio pėdsakai. Pirmiausia, ką rekomenduoju, tai omega 3. Nes ką padarys omega? Omega truputėlį padės mums atpalaiduoti galvytę. Tai yra nuims streso požymius. Klientė nebebus tokia nervinga. Tiesiog ateis ramybė. Šalia viso kitokio streso valdymo omega 3 yra, sakyčiau, pagrindinis produktas streso valdymui. Padėti valdyti stresą. Ir lygiai tas pats, ar tai bus vyras, ar tai bus moteris dar vyresnė, omega 3 yra būtina ir nervų sistemai, ir uždegimam, ir
absoliučiai kiekvienai mūsų kūno ląsteliai. Supratau. Yra klausimas prie omegos. Ar pakanka gerti po rekomenduojama 3 kapsulės per dieną, ar rekomenduotumėt kitokią dozę? Jeigu mes gyvename įprastą gyvenimą, kada nepadidėjęs streso lygis ar ne, kada neatsitiko kažkokia didelė bėda ar nelaimė, tai taip. 3 yra rekomenduojama norma, aš pati ją vartoju jau 15 metų, bet būna atveju, kada aš pati pasididinu omega 3 iki 6 ir netgi yra buvę 9 kapsulių per dieną. Tai sakau drąsiai, atsakingai, nes tai yra norma, kurią leidžia ir Neolife mokslininkai, bet tai nebūtinai turi būti kasdien, ar ne. Jeigu ištiko nelaimė, stresas, pasididinam. Kada ateina uždegiminė aknė pas mane, aš jau vadinsiu ne žmogus, o tiesiog odos problema, tada aš taip pat rekomenduoju po 6 kapsulės per dieną, bent savaitę arba 2. Tada mes grįžtam prie rekomenduojamos normos. Labai dažnai būna, kad pas mane išsigąsta skaičius 3, 6 arba pasakai 9. Bet žiūrėkit, kai rekomenduoja kito omega, sako 1 šaukštelį omegos. Nes realiai supylus tas 3 kapsulės gaunasi 1 šaukštelis. Taip. O žiūrint į normą, tai yra 1 gramas omegos. 1 gramas omegos, kuris yra visose literatūrose rekomenduojamas kaip normali dienos norma. Taip, super. Na ir koksgi tas antras produktas? Dabar jeigu kalbėti apie antrą produktą, aš ilgai galvojau, tiesą pasakius, bet žinot, galbūt tiesiog šiandien tokia diena, aš atiduočiau tą antrąją vietą mūsų TRE koncentruotam gėrimui. Todėl, kad ten yra resveratrolio tikrai nemažai, o resveratrolis vėlgi yra ta medžiaga, kuris stabdo uždegiminius procesus. Ten yra kopūstpalmės ekstrakto, resveratrolio granatų. Tai yra toks koncentratas, kuris veikia mūsų ląstelėse, yra tokios dalelytės, filigrinai, kurie duoda odos skaistumą. Aš taip labai grubiai, stambiai apibūdinu. Ir tas mūsų odos skaistumas, jisai kažkur tai pradeda, mūsų filigrinai pradeda tingėti apie 30-uosius, 30 plus kažkur tai. Tai visos tos medžiagos, kurios įeina į TRE koncentratą, padeda mūsų odos skaistumui. Aš netgi jas rekomenduočiau TRE gėrimą ir vasaros sezonu gal net pasididinti, nes jisai labai puikiai apsaugo nuo UV spindulių. Tai yra puikiai apsauga šalia mūsų turimų karotenoidų. Aš vieną vis tiek pridėjau. Taip, nes dabar artėja pavasaris, saulės aktyvumas tikrai bus žymiai didesnis negu kad buvo ten, sakykime, jau dabar mes po truputį jaučiam. Ir tikrai pasinaudodama progą noriu paraginti jūs vartoti TRE karotenoidus arba teptis apsaugą, nes per automobilio lango stiklą mes gaunam UVA visiškai neapsaugotą. Oda mūsų yra neapsaugota. Jie jau reikia pradėti rūpintis. Super, man dabar čia jau matau šviečia, galėčiau eiti prie palangės pasideginti. Tai iš tikrųjų tie produktai atrodo, tu vartotum kaip ir odai, bet jie mes puikiai žinom, kaip jie puikiai prisideda ir prie mūsų imuniteto stiprinimą. Ir kas tikriausiai man labai svarbu yra tie klinikiniai tyrimai, kad mūsų produktai turi klinikinius tyrimus ir iš vis produktai nebūna paleidžiami į rinką, tiesiog sugalvojus atėjus kažkokiai tai madai, kad dabar mums visiems to reikia. Ir tai tiesiog žavi man kompanijos atsakomybė. O koks būtų tas jau topų topas? Ar nėra jie visi lygus? Vis tik tai, vėlgi sakau, šiai dienai, ar ne, aš pasirinkčiau susiedama su savo profesija, ar ne, tai tą trečią vis tik aš pasirinkčiau mūsų Neolife šeikus, tai yra aminorūgštės plus vitaminai ir mikroelementai. Kodėl aminorūgštės? Dabar yra labai madingas produktas, kolagenas.
Aš nekomentuosiu. Tikrai nekomentuosiu tų reklaminių triukų, kurie yra naudojami kolagenui reklamuoti. Tik pasakysiu, kad Neolife kokteiliai, shake kokteiliai yra pats tobuliausias produktas mūsų kolageno sintezei. Kai mes geriam kolageną, kolageno molekulė skrandyje yra vis tiek išskaidoma į amino rūgštis. Mes jau padidinam apsukas skrandžio darbo. Mūsų kokteiliuose yra visos 22 amino rūgštys. Fibroblastai, kurie atsakingi yra už kolageno sintezę, nedirba arba tinginiauja, jeigu trūksta bent vienos amino rūgšties. O jeigu paimtume kolageno formulę, molekulę, mes ten matytume, kad nėra visos amino rūgštys. Todėl vartojant kolageną, mūsų Neolife šeikus, mūsų kolageno sintezė iš tikrųjų yra aktyvi ir tai yra tikrai geresnis pasirinkimas. Ir aš pagudrausiu čia vėl, nors mūsų šeikuose ten, kiek pamenu, yra vitamino C, bet aš papildomai visada dar rekomenduočiau ir vitamino C šalia mūsų šeikų, šalia amino rūgščių. Tada mes turėtume super užtikrintą kolageno sintezę. Kolagenas tai yra statybinė medžiaga, ne? Amino rūgštis tai yra baltymas, tai yra tai, kas visas mūsų karkasas ir visi tie odos padribimai. Netgi labai rekomenduoju klientėm, kurios bando mesti svorio, kad veido sritis irgi tuo pačiu nenusimestų to svorio tiek per daug. Ir tą stangrumą palaikytų, tai šiai dienai aš trečią produktą turbūt įvardinčiau mūsų kokteilius. Mūsų, matai kaip aš jau. Mūsų. Bet iš tikrųjų čia labai viskas gerai. Tai žodžiu, kas norite sužinoti daugiau apie kolageną, tai rekomenduoju registruotis vizitui pas Iloną Šakinienę. Ir labai įdomu pas ją, begulint procedūrai, galima gauti labai daug geros informacijos. Nes žinau, kad tu labai lankai visokius seminarus, mokymus, turi savo grožio mentorę Kristiną, kuri tikrai pabrėžia daug tokių dalykų, kuriais ir atitinka tavo, ne? Ir tu jais vadovaujasi savo darbe. Gal kažką gali pridėti? Taip, aš galiu pridėti, mes visi savo profesinėse veiklose turbūt turim savo guru, tuos žmonės, kuriais sekam, kurie yra pavyzdžiai, kaip Giedrė paminėjo, viena iš jų mano guru yra Kristina, ji yra iš Izraelio ir tarp kitko, antradienį aš dalyvausiu simpoziume, jie atvyksta į Lietuvą po 4 metų pertraukos ir ji gamina procedūrų produktus būtent pagal mano filosofiją. Aš nežinau, ar aš pagal jos filosofiją gyvenu. Nebūtinai neskubėk ir būsi pirmas. Kiekvieną naujieną rinkoje jį išanalizuoja ir arba įdeda į savo procedūrų linijas ir kosmetiką, arba neįdeda. Jeigu neįdeda, tai man toks lakmuso popierėlis, ar ne, kad čia jau kažkas ne taip. Jeigu pas Kristiną nėra, reiškia, tai dar nepraėjo saugos to patikrinimo, to viso indikatoriaus ir nereikia skubėti priimti tų dalykų į savo procedūras. Tai jo, mane Giedrė stabdyt, nes aš čia galiu užsivedusi pasakoti labai daug ir ilgai. Ir tikrai yra labai daug madingų produktų, labai daug madingų dalykų rinkoje. Ir aš vadovaujuosi, kaip jau minėjau, tuo principu, neskubėk ir būsi pirmas. O Neolife produktai per 15 metų, aš jau juos tikrinau, ištikrinau ir pertikrinau. Ir savom istorijom, ir klienčių istorijom. Ir tai, kad šitos produktus kuria mokslas. O neseniai klausiausi tokio podcast'o, labai šviesaus žmogaus, man jis labai patinka, aš jį mėgstu klausyti, tai yra Dalius Barkauskas, ar ne, sporto medicinos gydytojas. Tai fantastiški žodžiai buvo, kad medicina turėtų būti meno ir mokslo samplaika, nes mes nebepaliekam vietos intuicijai.
O intuicija medicinoje yra būtina, lygiai taip pat ir kosmetologijoje. Lygiai taip pat, kai pas mane atsigula klientas, aš padarysiu anamnezę, apklausiu žmogų, aš labai daug dalykų padarau intuityviai. Ir jeigu guli paauglys ir aš jį išklausinėjusi, matau kažkokį tai žemėlapį aknės, būdinga tik tai jam, tai nebūtinai aš jam paskirsiu tą patį, ką paskyriau valandą prieš tai buvusiam aknės atstovui. Nes merginai vienai galbūt tiks vitamino E ir kryžmažiedžių derinys, o kitai būtinai reikės omegos ir cinko. Va, kaip aš gudrauju. Va čia Įvedžiau dar keletą produktų. Kaip iš tikrųjų mes vis tiek esame kiekvienas unikalus ir kartais va tas receptėlis tikrai tampa tokio, išskirtiniu. Ir mano paskutinis klausimas yra, o kaip pasirinkti tą kokybišką produktą? Nes kitas sakys, tai čia yra tos omegos visokios, tai galbūt ir tų kokteilių gal užteks man kokio kiaušinuko ar varškės pavalgyti. Vis tiek rinka yra labai plati. Tu irgi dirbdama kažkokius tai kriterijus atitinki. Žinai, sunku, ko gero, patarti taip labai jau, kaip man teisingai atsirinkti. Aš pati niekada neatmetu mokslo, naujovių ir tikrinau Neolife'ą. Žinai, nebuvo taip, kad aš atėjo pas mane, parodė tą produktą ir pasakė, vartok, čia sukūrė mokslas ir pirmin. Ne, aš tikrinau. Aš turbūt pradėjau vartoti vieną produktą, kitą, pagal poreikį, pagal tai, pagal savo intuiciją, ko galbūt man reikia. Bet pradėjau vartoti dėl to, kad ant produktų uždėtas CAB ženklas, kad už visą tai atsako mokslas, kad tai yra mokslininkų sukurti produktai, kad rinkoje šis produktas jau yra virš 60 metų. Pažiūrėkim, kiek atsiranda naujų dalykų, kurie dingsta per 5-6 metus. Jie pasitraukia, jie neatlaiko konkurencingumo arba netgi poreikio žmonių. O gal jie buvo iš vis netinkami ir tyliai pasitraukia iš rinkos. Tai turbūt tai, kiek laiko produktas yra rinkoje, yra labai svarbu. Jeigu jis nedingo, jeigu jis yra populiarus, jisai reiškia yra tinkamas. Na ir ką, ir bandymo būdu. Galų gale žmogus už savo sveikatą, už savo grožį, už visą tai, kas yra jis, yra atsakingas jis pats. Tai reiškia, kad jisai, norėdamas būti sveiku, gražiu, turi domėtis ir ieškoti informacijos atsakingai. Ne tai, kad mano kaimynui ar draugai ar draugui patiko, bet atsakingai. Teisingai. Labai ačiū tau už tavo laiką. Žinau, kad čia buvo mums iššūkis prisijungti. Aš labai matau daug prisijungusių žmonių, kurie labai laukia šitos tiesioginės transliacijos. Ir aš labai sudėkinga tau, kad tu sutikai pasidalinti savo žiniomis, savo požiūriu, bet kaip tu pasakai, šitam laikmečiui. Tai aš taip galvoju, gal šitą interviu reikės dar vasarą pakartoti ir ką tu mums rekomenduotum karštą vasaros dieną. Labai. Aš visada su malonumu, tikiuosi, kad jau tie visi nesklandumai techniniai nebeįvyks kitą kartą, o čia buvo tiesą pasakius labai didžiulis iššūkis ir aš jau, teisingai Giedrė sakė, labai gerai, kad nepasidavėm, nes prisijungti. Čia omegos dabar jau reikės. Tikrai taip. Tai va, ačiū visiems žiūrėjusiems. Labai dėkoju, kad užduosit klausimus, galite ir dar po laivo parašyti, jeigu kažkas bus aktualu. Kviečiu prisijungti prie Ilonos puslapio Sveiko grožio filosofija ir žinoma, jeigu jūs turite kažkokį poreikį odos, galite registruotis ir aplankyti Iloną Gargžduose. Ačiū Jums labai ir iki kito karto.